Stalo žaidime Vilnius tapsite oro balionų pilotais. Skrisdami virš kerinčio Vilniaus stengsitės pamatyti kuo daugiau unikalių miesto vietų. Tačiau neatsipalaiduokite, nepalankus vėjas gali sujaukti visus planus, o sumanūs varžovai apsunkinti kelią link pergalės. Vilniuje egzistuoja 3 žaidimo versijos. Vilniaus rubinai. Pirmoje žaidimo versijoje stengsitės aplankyti kuo daugiau žinomų Vilniaus objektų ir finišuoti prie Gedimino pilies bokšto. Paruoškite žaidimą. Stalo vidurėje padėkite žaidimo lentą bei kauliuko ridenimui skirtą surenkamą Gedimino pilies bokštą su kauliuku. Išimkite ir grąžinkite į dėžutę 37 objektų korteles. Šiame žaidime jos nebus naudojamos. Kiekvienas žaidėjas gauna po pasirinktos spalvos oro baliono figūrėlę, vieną starto veiksmo kortą ir 2 atsitiktinės veiksmo kortas. Likusias veiksmo kortas padėkite užverstas šalia žaidimo lentos. Žaidžiant 3, padalinkite kiekvienam žaidėjui po 10 rubinų, 4 po 8 rubinus. Nustatykite vėjo kryptį ridendami kauliuką, o gautą skaičių padėkite ant vėjų rožėje sutampančio skaičiaus. Matydami vėjo kryptį ir gautas veiksmo korteles, žaidėjai renkasi norimą starto vietą pažymėtą S raide žemėlapyje. Starto laukeliuose vienu metu gali būti neribotas skaičius oro balionų, bet kitose laukeliuose gali būti tik iki 2 oro balionų. Prieš pradedant žaidimą susipažinkime su 5 veiksmo kortomis esančiomis žaidime. Aukštyn. Perkelkite savo figūrėlę per 2 langelius pagal vėjo kryptį. Žemyn. Likite tame pačiame laukelyje. Posūkis. Perkelkite savo figūrėlę įstrižai, tai yra į šalia vėjo krypčiai priklausantį laukelį. Oro uostas. Perimkite pirmojo žaidėjo herbą, ridenkite kauliuką ir pakeiskite vėjo kryptį. Nuo šiol veiksmų ratas prasidės ir baigsis ties jumis. Per savo ėjimą galite panaudoti iki 3 oro uosto veiksmų kortų. Startas. Perkelkite figūrėlę į bet kurią starto vietą lentoje pažymėtą S raide. Žaidimą pradeda jauniausias žaidėjas, jam įteikiamas pirmojo žaidėjo žymeklis – Vilniaus miesto herbas. Toliau žaidimas tęsiamas pagal laikrodžio rodyklę. Savo ėjimo metu žaidėjas atlieka šiuos veiksmus eilės tvarka. Pirmas veiksmas. Jeigu norite, panaudokite vieną iš 3 rankoje turimų veiksmo kortų ir padėkite ją atverstą į panaudotų kortų kaladę. Antras veiksmas. Pavėjui perkelkite savo oro balioną į kitą miesto langelį vienu laukeliu, arba taip, kaip nurodo panaudota veiksmo korta. Trečias veiksmas. Pažymėkite rubinu vieną aplankytą objektą, jeigu tame langelėje dar yra likę nepažymėtų objektų. Mikrorajonai sudaryti iš 4 rombų, tad pasiekę vieną iš jų, pažymėkite centre esantį objekto numerį. Ketvirtas veiksmas. Jeigu per savo ėjimą panaudojate veiksmo kortų, papildykite savo ranką iš kaladės iki 3 kortų. Visiems žaidėjams atlikus veiksmus, baigiamas veiksmų ratas ir herbą turintis žaidėjas ridena vėjo kauliuką. Pasibaigus veiksmo kortų kaladei, išmaišykite panaudotas veiksmo kortas ir suformuokite naują kaladę. Būkite atsargus. Nepalankus vėjas gali jūs išnešti už žemėlapio ribų. Tokiu atveju pralaimėsite žaidimą. Jeigu neturite išsigelbėjimui tinkamų veiksmo kortų, galite pasinaudoti visų kortų keitimo taisykle. Ši taisyklė vieną kartą per žaidimą leidžia pakeisti visas 3 veiksmo kortos. Tokiu atveju daugiau veiksmų savo ėjimo metu žaidėjas atlikti nebegali ir lieka tame pačiame langelėje. Žaidimas stabdomas, kai bent vienas žaidėjas, išbarstęs visus turimus rubinus, sėkmingai finišuoja. Likę žaidėjai užbaigia žaidimo ratą, per kurį dar gali spėti finišuoti ir taip pasidalinti pergalę. Jei paskutinio rato metu kitas žaidėjas panaudoja oro uosto veiksmo kortą, likę žaidėjai toliau žaidžia visą žaidimo ratą. Už finišo linijos likę žaidėjai suskaičiuoja savo likusius rubinus laimėtojų pozicijų nustatymui. Kuo mažiau rubinų turite, tuo aukštesnę poziciją iškovosite. Finišuoti galite ir turėdami rubinų, tačiau jie skaičiuosis kovojant dėl pozicijų. Sostinės iššūkis. Antroji versija skirta pažengusiems žaidėjams. Žaidimo tikslas – kuo greičiau išbarstyti rubinus ir aplankyti konkrečius Vilniaus objektus. Žaidimą paruoškite identiškai kaip ir pirmoje versijoje, bet papildomai panaudokite 37 objektų korteles, surišuodami jas eilės tvarka pagal numerius 4 stulpeliuose. Žaidimas vyksta taip pat kaip ir pirmoji versija, tačiau išmetęs rubiną žaidėjas atlieka papildomą veiksmą, pasiima atitinkamų numerių pažymėtą objekto kortelę ir stengiasi uždirbti kuo daugiau taškų. Kiekviena objekto kortelė verta 1 taško. Už aplankytą 3 kryžių kalną gausite 1 papildomą tašką, o televizijos bokštą 2 papildomus taškus. Pavykus surinkti 3 iš eilės sunumeruotas objektų korteles, užsidirbsite net 3 papildomus taškus.
Pavyzdžiui, pavykus aplankyti 4 iš eilės numeruotus objektus, uždirbsite 7 taškus, o papildomai aplankius dar ir televizijos bokštą, iš viso žaidimo gale būsite sukaupę net 10 taškų. Tik vienam iš žaidėjų išbarčius visus rubinus ir finišavus, žaidimas bus stabdomas. Jeigu taip nutiko, kad finišo linijoje kirtote nespėję išbarstyti visų rubinų, jūsų žaidimas baigsis su turimu taškų kiekiu, o kiti žaidėjai toliau galės tęsti žaidimą. Daugiausiai surinkęs taškų žaidėjas laimės žaidimą. Draugiškas Vilnius. Trečioje žaidimo versijoje suvienykite jėgas žaisdami komandoje, tam, kad pasiektumėte kuo aukštesnį rezultatą. Kiekvienas žaidėjas gauna vieną starto veiksmo kortą ir 2 atsitiktinės veiksmo kortas. Visus rubinus padėkite šalia žaidimo lentos. Žaidimas žaidžiamas kaip ir pirmoji versija, išskyrus kelis skirtumus. Panaudotos veiksmo kortos nepermaišomos ir pakartotinai nenaudojamos, todėl žaidėjai turi gerai apgalvoti, kaip jas tinkamai išnaudoti. Tame pačiame laukelėje esantys žaidėjai gali susikeisti turimomis veiksmo kortomis. Žaidimas stabdomas tuomet, kai baigėsi ant stalo padėta veiksmo kortų kaladė. Todėl bent vienas žaidėjas turi spėti laiku pasiekti finišą. Jei niekas nespėja finišuoti, ar visų žaidėjus vėjas išpučia už žemėlapio ribų, žaidimas pralaimimas. Laimėjimo atveju skaičiuokite likusius rubinus ir gaukite įgūdžių įvertinimą. Kuo mažiau rubinų liko, tuo geresnis įvertinimas bus. Pasirinktinai šio žaidimo metu galite naudoti ir objektų korteles. Daugiausiai taškų komandai uždirbęs žaidėjas bus skelbiamas komandos kapitonu.